Dabar apie lapų formatavimą. Naują lapą galima pasidaryti arba paspaudus va šitą pliusiuką ir gaunam antras lapas ir taip toliau. Galima juos ir pervadinti. Nueinam į format, yra rename sheet ir atsiranda kursorius ir aš čia galiu rašyti, pavyzdžiui, antras ar panašiai. Enter paspaudžiu ir yra pervadintas. Iš kitos pusės galima ir kitaip daryti. 2 kartus paspaudus pele ant sheet užrašo, aš galiu parašyti pirmas ir panašiai enter turiu. Reiškia, ką dar galima padaryti? Galima kopijuoti arba permesti į kitą vietą lapą. Pabandom. Dabar ką mes darysim? Reiškia, pirmas lapas yra pažymėtas, ar jį mes, reiškia, kopijuosim, ar tiesiog perkelsim į kitą vietą. Jeigu čia paukščiukas neuždėtas, tada eina, reiškia, perkelimas, ir dabar aš jį perkelčiau į priekį prie sheet 1, spaudžiam, jis yra taip. Galima ir kopijuoti, tada būtų čia, sakau, kopija ir atsirastų vėl tokia antra kopija, pirmas 2 atsirastų. Šiaip galima kopijuoti arba permesti ne tik į tą patį failą, tai yra book 1, bet ir į kažkokį kitą, arba kur yra atidarytas, arba galima net sakyti yra nauja knyga. Reiškia, pavyzdžiui, padarom naują knygą ir sakom, kad kuriam kopiją, ok, jis atidaro kitą ir yra book 2 jau ir turim pirmas 2 lapą nukopijuotą. Turim book 2 ir book 1 ten, kur buvom, grįžom. Galima šitiems skirtukams kažkokią spalvą suteikti, yra tab color, yra, pavyzdžiui, tegul būna jis raudonas, kaip matot. Kitą galim padaryti, reiškia, ir kažkokį geltoną ir panašiai. Nepadariau geltoną, dar kartą, pasimam geltoną spalvą, turim geltoną spalvą. Lapus galima kopijuoti arba pernešti, reiškia, toj pačioj knygoj labai paprastai. Galima tiesiog pasiimti tą lapą, nešti su pele ir padėti šičia, padėti šičia ir panašiai. Jeigu laikau nuspaudęs Ctrl klavišą, nešu, atsiranda kopija. Dar kartą kažkokią pradžią kopiją padariau. Geltonų jau lapų yra bent jau 3, aš padariau 3 kopijas. Čia yra tušti, galiu padaryti kažkokią sheet kopiją. Čia bus jau ir šitas yra su, reiškia, su tekstais. Galima tą patį daryti, ką ir čia darom, reiškia, tą patį daryti tiesiog atsistojus ant lapo ir dešinę pele paspaudus. Yra įterpti naują lapą, yra ištrinti, yra pervadinti, kopijuoti, pasižiūrėti, kaip jis yra sukoduotas. Galima užslaptinti, yra ir spalvos yra. Galų gale lapus galima paslėpti ir atslėpti. Reiškia, galima pažymėti. Beje, dėl pažymėjimo, jeigu select all, tai visi pasižymėjo. Jeigu mes norim, reiškia, dabar nuimti pažymėjimą, tai escape ar kažkur bakstelti, reiškia, galima su Ctrl pasižymėti kelis lapus. Matot, keli lapai pažymėti. Galiu aš juos pernešti į pradžią, pavyzdžiui, spalvoti liko čia, o čia yra. Su paslėpimu yra. Galiu aš tą sheet 1 paslėpti ir per, reiškia, hide unhide yra, reiškia, yra hide sheet, jau nebėra šito, galiu, reiškia, hide padaryti ir taip toliau. Kad atslėpti, reiškia, vėl parodyti, tai tiesiog galima eiti kažkur į
reiškia unhide sheet ir dabar yra lentelė paslėptų lapų ir pavyzdžiui aš noriu šitą, kad parodytų, va, atsirado. Jeigu noriu, galiu ir tiesiog čia kažkur yra unhide ir yra dar vienas paslėptas, va, turiu dar vieną atslėpęs. Reiškia, dar vieną atslėpiu tą lapą. Tai yra pagrindiniai tokie veiksmai su lapais, reiškia, ir daugiau kaip ir galimybių kažkokių padaryti su jais, reiškia, nėra, galima dar užslaptinti, reiškia, protect sheet, tačiau reikia dar užslaptinti ir langelius, reiškia, bet dabar to nenagrinėkim.